Sveiki gyvi, aš Agnė Juškėnaitė ir šiame epizode pasikalbėsim apie tai, kodėl jums neverta keliauti į Albaniją ir kodėl aš jau tikrai ten niekada negrįšiu. Pirmas dalykas, ką reikia žinoti apie mane ir kelionės kaip temą, yra tai, jog aš tiesiog nekeliauju. Kelionės, kurias aš esu patyrusi, yra labiau tokios ekskursinės, kur tu tiesiog eini su grupe kitų žmonių ir pamatai tai, kas numatyta programai. Taigi, šiemet išskridau į pirmąją iš tiesų atostoginę kelionę, turbūt reikėtų sakyti poilsinę, bet whatever, kuri iš esmės turėjo nutikti Graikijoje, Korfų saloj, pakankamai populiarioj, kaip suprantu, turistiniai saloj. Ir šiaip ne taip kažkaip ten gavosi, kad šalia Korfų salos yra Albanija, ją galima nusikelti keltu per pusvalanduką ar whatever, let's do that, žodžiu, dar atsidūriau ir Albanijoje. Tai vat apie tą Albaniją aš ir noriu su jumis pašnekėti, nes šiandien kalbėsiu iš perspektyvos žmogaus, kaip jau supratot, kuris tikrai nėra daug keliavęs. Tai mano požiūris turi ir tam tikro, prieskonio of being silly, tiesiog neišsilavinimo kelionėse. Ir tuo pačiu turi labai tą šviežią požiūrį į dalykus, kurie galbūt jau praslysta pro akis tiems, kurie keliauja dažniau. Taigi, prieš keliantis į Albaniją, aš apie 2,5 dienos praleidau Korfų saloj, valgiau skaniausią baklavą savo gyvenimo istorijoje. Nesu saldumynų mėgėja, bet ta baklava, dėl jos verta sugrįžti. Dar Graikijoje buvo toksai personažas kaip Marija. Tai restoranų savininkė, žuvų restoranų savininkė Korfų saloje. Nežinau, gali būti 28, gali būti 37, kažkas tame tarpe. Jinai turi nulį kažkokio nejaukumo bendraudama su žmonėm ir tą pačią sekundę, kai tik nugirdo, kad mes su draugė šnekam lietuviškai, pagalvojo, kokia čia gali būti kalba, pabandė prisiminti šios žodžių. Jinai išmokus buvo pasakyti mėgaukitės maistu. Pati sudėtingiausia turbūt skanaus versija. Jinai per visą rajoną užleido visas lietuviškas Eurovizinės dainas iš eilės. Aš nežinau, ar taip elgiu su visais klientais, ar mes buvom kažko ypatingos, bet taip, aš jai tikrai palikau 5 žvaigždutes ir suprantu, kodėl jų turi tiek daug. Na, bet apie Graikiją iš esmės Marija ir yra tas įdomiausias dalykas, kas nutiko, o po to mes nusprendėm perskelti į tą Albaniją. Tai yra ne ES šalis, pradėkim nuo to. Ir kažko kitaip vis tik galima tikėtis, ne kažkokiu gal grandioziniu skirtumu, o galbūt ir grandioziniu, Juškėnaitė nežino, nes Juškėnaitė nė velnio nenusimano apie keliavimą. Žodžiu, bet patekom mes į tą Albaniją, labai fainai patekom. Keltas iš Graikijos į Albaniją nuvarė per 40 gal minučių, kas buvo pažadėta, kad bus per valandą, nuvarėm per kem, buvom super laimingos. Valio. Atvarom į Albaniją apytiksliai plus 30 milijardų laipsnių karščio. Mes su lagaminu ir kuprinėm, varom, nuvarom iki artimiausio taksi. Yra toks mitas, kad taksi yra turistų trepas ir visada atima milijoną pinigų daugiau negu reikia iš tų nesusipratusių turistų atvykusių į naują šalį. Na ir panašu, kad šitas visas stereotipas yra visiškai neišimtis Albanijoje, nes vos tik mes nuėjom prie taksistų, keletą jų apsiklausinėjom. Aš nežinau, kas pas juos tenai yra, bet vienas iš jų tiesiog parašėm adresą, koks turi būti, jis įsitraukė appsą, parodė appsą, mes įvedėm jam tą adresiuką. Appsas atrodo panašiai kaip Google Mapsas, kaip Waze'as, kažkas tokio, ar ne? Mes parašėm adresą, jisai įsivedė, jam rodo 30 minučių važiavimo iki lokacijos, ir va tokia ir tokia kaina, apie 30 eurų. Mes žiūrim tuo metu į savo Google Mapsus ir matom, kad literaliai važiuoti mašiną yra 14 minučių. Aišku, aš tikrai duodu vėlgi benefit of the doubt, kad gali būti, jog mes nežinom kelių, gal kažkas taip toliau panašiai, bet šiaip tai mes plika, kai matom viešbutį, kur mes turim nuvažiuoti, stovėdamos toje vietoje, kur kalbam su taksistu. Jis yra tiesiog labai aukštai ant kalno. Na ir vis tik, kadangi mes esam gnydos, kaip pasakė mano draugė, iš esmės mes nusprendėm tiesiog, ką mums tas taksi? Mes nueisim pėsčiom Albanijoje prie 30 milijonų laipsnių Celsijaus, sutašim į kalną, kuris yra gerokai statesnis, negu mes galėjom pagalvoti ir tiesiog būsim šaunios fainos, nes abi esam jaunos, gražios ir kodėlgi ne. Kam aš einu į sporto klubą, jeigu aš negaliu užlipti į fucking kalną, ar ne? Iš esmės, taip mes ir padarėm. Apie 45 minutės turėjo trukti mūsų kelionė, gal panašiai ir truko, apie valandą kažkas tokio. Mes vienoje vietoje staptelėjom nusipirkti atsigerti ir nusipirkom mesgi šaltos kavos ir gazuoto limonado. Nežinau, kodėl, neklauskit, kažkas turėjo mano smegenys atsitikti, kad aš nepirkčiau vandens. Bet yra kaip yra. Kaip bebūtų, kalnas buvo pakankamai status, bet ne toks status kaip actual paskutinis kalnas, į kurį mes turėjom užlipti. Nes mes tarytum visą laiką kilom po biški didžiąją laiko dalį ir tada ant pačio galiako 800 metrų iki actual viešbučio buvo, va taip jau kilom, tada vienu žodžiu, užlipom mes į tą kalną.
Ir tą patį vakarą pradėjom dvėsti. Ką reiškia pradėjom dvėsti? Tai reiškia, kad dvi dūros absoliučiai nesusidūrė su faktu, kad tiesiog galima užlipti į kalną ir nenumirti, nusprendė numirti. Jeigu galbūt mes per tą sustojimą pusiaukeliai būtume atsigėrę actual vandens, gal būtų viskas ir buvo gerai, bet ne, mes atsigėrėm gėrimų, kurie kaip tik dar labiau dehidratuoja kūną ir actually dehidratavom. Aš iki tol buvau nepatyrus dehidratacijos, nežinojau, kas vyksta, galvojau, kad man arba covidas, arba, nežinau, realiai tiesiog mirštu. Bet tai pasireiškia kaip kažkas, kur tu tiesiog guli ir negali pajudinti nė lašo piršto, negali valgyti, tave pykina, tau skauda galva, tau kas tik nevyksta, bet iš esmės you die. Ir mes nesugebėjom nueiti iki vaistinės, nusipirkti tų rehidronų, kurie atstato visas ten druskas ir viską. Mes nesugebėjom nueiti niekur pirmą dieną. Po dienos buvo nueita į registratūrą viešbučio, paklausta, gal jie turi druskos, nes būtų nuostabu bent jau išgerti vandens su druska ar whatever, bet kuo, give me anything, nes ten jau vandens gerimas tiesiog nebepadėjo. Viešbučio administracija druskos neturėjo ir manęs tas šiandien jau nestebina, nes po kelionės į Albaniją, mano nuomonė apie Albaniją yra, kad jeigu kas nors gali būti blogai ir jeigu prie to kažko prisilietė albanas, tai bus blogai. Taigi druskos mes negavom ir galiausiai mano draugė sugebėjo tiesiog nueiti kažkurią dieną iki vaistinės, paranešti rehidrono, iš esmės mirti, dar pakeliu ant kelio rasti gyvatę, kas irgi buvo įdomu, nes mes manim, kad gyvatės yra, gyvatės, didelės gyvatės, kurias tu matai, kai eini gatve ir gali pabėgti nuo jų, jeigu netyčia prireiktų. Gyvatės pasirodo būna ir labai mažos ir lygiai taip pat pavojingos. Šitoje vietoje turiu naują baimę nepamatyti gyvatės eidama gatve. Anyway, galiausiai nusipirkom rehidrono ir tą akimirką sužinojom, kad mums ne covidas iš tikrųjų, kaip aš iki tol vis dar galimai maniau, nes išgėrus rehidrono po valandos 2 viskas buvo nice. Man dar biškį ilgiau buvo ne kažką, kitą dieną jaučiausi dar silpnai, bet jau išvariau į ekskursiją, nes, po teisybei taip aš biškį mirštu ir net ne biškį mirštu, bet tuo pačiu aš vienintelį kartą esu Albanijoje ir vienintelį kartą turbūt eisiu ekskursiją po Albanijos kalnus. Ir viskas baigėsi gerai, tiesiog 2 dienas Albanijoje leido mirdamos, visas kitas kažką nuveikėm įdomaus. Reziumė apie Albaniją, jeigu jums reikėtų tiesiog tokio trumpo važiuoti ten, nevažiuoti, kodėl nevažiuoti. Viskas, kas yra Albanijos gamta, yra tikrai labai gražu. Kaip mano draugė pasakė, viskas, prie ko neprisilietė actual albanai, yra labai gerai. Ir tada, kai prasideda kažkas, ką sukūrė žmogus, turizmas, klientų aptarnavimo sfera, maistas, pastatų kokybė, kelių kokybė, šiaip kultūra bendravimo, eismas, albanų eismas. Oh my god. Kiek kartų aš galvojau, kad mes mirsim. Aš realiai sėdėjau mašinoj busike, kuris iš esmės nutrenkė žmogų, tiesiog nenutrenkė jo visiškai per gatvę, bet taip tiesiog gerai knisteliosi į jį. Ir tiek vairuotojas, tiek žmogus, į kurį atsitrenkė, abudu pažvengė, pasimojavo ir nuėjo savais keliais. Klientų aptarnavimas yra tiesiog dalykas, kurio turbūt niekada niekas nemokino albanų. Aš nežinau, ar jie iš vis nori turistų, nes toks jausmas pagal tai, kaip jie su jais elgiasi, kad jie nenori, kad žmonės važiuotų į Albaniją. Vienas mano mėgstamiausių dalykų yra tai, kad kai tu duodi eurais pinigus, tu paklausi, ar galima mokėti eurais, taip galima, viskas tuo gerai. Tu paduodi eurus, jie tau grąžą atiduoda savo valiutą, kuri yra daug kartų mažesnės vertės negu eurai. Tada aš pas juos ateinu ir sakau, the fuck is that? Ir jie sako, nueina į savo kasą, pasižiūri, ar turi euro centų, jeigu duok dieve turi, juos tau grąžina, jeigu neturi, jiems albaniški centai yra iš esmės tas pats. Ir also, ko aš dar nesuprantu, nors bandžiau pateisinti šitą visais būdais, tiesiog niekaip vis tiek nesuvedu galų, kodėl tai turėtų būti turisto dalykas, kodėl to nesusitvarko patys albanai. Yra tai, kad mokant už paslaugas eurais, jie visada suapvarina kainą į didesnę pusę. Arba tiesiog ją padidina. Aš kalbu apie tai, kad, pavyzdžiui, įėjimas į Blue Eye, visą teritoriją, kur galima ten gražiai praleisti laiką, iš esmės kainuoja 50 albaniškų centų. Jeigu tu moki eurais, tavo kaina yra 1 euras. Kas yra niekiek nearti prie 50 centų ir iš viso niekaip logiškai nesusiję. Arba moki už maistą, restorane, parduotuviai, tiesiog moki kažkur pinigus. Jeigu tu moki eurais, jie iš tavęs paims tiesiog daugiau. Aš iš tikrųjų maniau, kad tai yra tiesiog susiję su kažkokiu komisiniu mokesčiu, tenai mokant kortelę ar kažkuo, logiška, ar ne? Jeigu jie nenori prarasti pinigų, jie užsimeta tą mokestį, kai tu moki kortelę, tau nuskaito daugiau, bet ne. Aš neturiu jausmo, kad albanai bando apgauti, neturiu omeny, kad visur visi visus kemina, ar ne? Bet toks jausmas, kad jiems nerūpi, kad jie nepagalvoja, kad jie absoliučiai nesusidūrė su turistiniu sektoriumi pas save šaly. Tai va, ir daugybė visokių smulkmenų dar įvyko Albanijoje, kurios buvo tiesiog tokios, kad kodėl?
Viskas užsibaigė tuo, kad kai galiausiai mes jau turėjom iš Albanijos vėl keltų grįžti į Graikiją, kur mūsų jau laukė lietuvių draugai. Mes informavom draugus, kad jeigu ten laikas dar persistume valandą, tai taip toliau panašiai, visa kita, mes pas juos būsim apie 1 valandą ir galim iškart varyti pas Mariją į restoraną. Kodėl mes tai pasakėm? Todėl, kad prieš tai keliavę keltų mes keliavom 40 minučių vietoj valandos, bet užmetėm apdruk. Įsėdam mes į tą nuostabų keltą. Šį kartą, aišku, nieko blogo apie tai nepagalvoju, nors jau galėčiau būti pasimokius. Įsėdam ne į graikišką, o į albanišką keltą. Na ir kaip jau nujaučiat, viskas, kas susiję su Albanija, dėja yra ne visai taip, kaip turėtų būti. Ir iš esmės taip, mes po pusvalandžio maždaug buvom dar taip arti Albanijos kranto, kad aš žiūriu į tą krantą ir vis dar matau ant pastatų langus su savo visiškai žlibu regėjimu ir galvoju, mes praeitą kartą po pusvalandžio buvom iš esmės jau beveik kitam gale. Tai yra 30 kelių kilometrų atstumas. Tikrai nereikia kosmoso, kad jį nuplauk. Bet mes taip lėtai tolom nuo kranto, kad aš suprantu, jog mes per valandą tikrai nenuplauksim. Ir kadangi mes esam Albanijoje, aš net negaliu naudoti savo telefono kortelę, jeigu nenoriu mokėti milijoną. Mano draugė dar turi ten kažkokį interneto ryšį, kažkas tokio taip toliau. Paskutinę sekundę bandom draugam išsiųsti žinutę, kad man atrodo mūsų keltas nėra toks greitas, kaip mes manom ir kad mes galimai biškį vėluosim. Kiek, nieks nežino. Įsiunčiam žinutę, meldžiamės, kad draugai ją gautų, nes mes jau basically esam ant tos ribos, kur neaišku, ar internetas iš vis gali būti. Tai reziumė ta, kad mes po daugiau čiut negu 2 valandų atsidūrėm Graikijoje. Vietoj 40 minučių. Kodėl? Nežinau. Vienintelė priežastis, kad mes plaukėm albaniškų keltų. Nu ir galiausiai mus pasitiko draugai, sakydami, mes iš esmės tiesiog sėdėjom ir googlinom, ar kur nors nepaskendo keltas, nes the hell. Jeigu tikrai nejuokaujant, neperdedant ir ne kažkaip hiperbolizuojant situacijos, na, Albanija nėra turizmui maloni šalis. Mes buvom mieste, kuris yra laikomas pačiu vos net ten jau turistiškiausių miestų iš visos Albanijos. Ekskursija, kurioje mes buvom, buvo vedama labai faino gido, kuris iš esmės užsiminė, kodėl Albanija yra tokia, kokia yra, tą politinę jų situaciją, kas ten vyksta, kodėl jie nėra Europos Sąjungoje. Paminėta buvo, kad Europos Sąjunga iš esmės nori tikrai gerokai didžioji dalis Albanijos, bet tiesiog valdžioje sėdi posovietiniai ir sovietinio mąstymo žmonės, kurie žino, kad jeigu pateks Europos Sąjunga, tai jie nebeturės valdžios ir bla bla bla. Žodžiu, politiniai dalykai. Reikalai prasti ir turizmas irgi prastas. Tai šiaip yra labai daug tokio, nežinau, klešo tame, kad jie iš vienos pusės atrodo be galo turistinis miestas. Nu, aš nenoriu sakyti šalis, nes nemačiau likusios šalies. Labai atrodo turistinis miestas, tuo pačiu aš neįsivaizduoju, kaip jie tą turizmą išlaiko. Aš norėjau pasivažinėti jetskiais. Priėjus prie vieno jetskis nuomotojo, mes negalėjom to padaryti dėl to, kad kažkas prieš tai sulaužė vieną jetskį, neįsivaizduoju, kaip galima sulaužyti jetskis, man tiesiog pasakė motor. Ir dėl to dabar jie turi išsiaiškinti dalykus, dėl to ne vienas jetskį negali važinėti. Ok, understandable, aš nieko neskau, tikrai gali sulūžti aparatas, ok. Tai, kad jisai nemoka kalbėti nė žodžio angliškai ir motor buvo iš esmės tai, ką jis man pasakė, jis tiesiog pasivedė, į tą parodė, puf, ir sako, problem? I was like, well, problem. Žmonės, kurie sėdi turistų mieste ant turistinio pliažo kranto, nekalba anglų kalba. Absoliučiai. Tada nuėjau iki kito jetski nuomos punkto, kur netgi Google atsiliepimuose radau informaciją, kad žiauriai per didelės kainos. Ir kai pasidomėjau, jo, kainos buvo tiesiog visų pirma, tie 2 taškai jetski skiriasi per, 400 metrų. Antras buvo vos net 2 kainos, tiesiog, for no reason. Tai man toksai kartais jausmas kyla, kad, kai aš pamačiau, kad abu jetski punktai yra tarpusavį susiję, kad tas pats vienas bičas labai mažo ūgio ir labai, aš piktas ir aš to visiems parodysiu, koks jis svarbus. Bičas baldo iš tikrųjų abu punktus, man kilo mintis, aš nesakau, kad taip yra, bet man kilo mintis, kad gali būti, jog tenai jetski yra sulūžęs dėl to, kad šitas yra tiesiog 2 brangesnis and we need to do something about it. Tai va, bet sakau, neperdedant, nehiperbolizuojant, Albanija yra labai neturistinė šalis. Tuo tarpu į Graikiją sugrįžčiau į kitą salą, galbūt į pačią Graikiją, galbūt kažkur kitur. Pats geriausias dalykas, kas nutiko Korfu, yra
atrasta lokacija, kaip jinai vadinasi, kažkoks monastery, kuris turi tokį ilgą tiltą, virš kurio tiesiai virš tavęs praskrenda besileidžiantis lėktuvai. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad iš esmės tau virš galvos visiškai vaizdą uždengdamas praskrenda lėktuvas ir už 400 metrų nusileidžia už tavęs. Pretty insane, jeigu niekada to nepatyrė. Ta prasme, kai tau virš galvos visiškai va taip skrenda lėktuvas, tu pameti bet kokią pusiausvyrą ir nukristi į upę yra labai į vandenį yra labai lengva. Ir labai fainai, kai jie kyla, nes tau už nugaros, kaip sakau, kokie 400 metrų pakilimo takas ir jie pradeda kilti nuo to pakilimo tako galo arčiausiai tavęs ir per visą vandenį pereina toks ir aptaško, aišku, visus sėdinčius ant tilto. Isn't it fun? Taigi, jeigu būsit Korfu, o suprantu, kad tai tikrai yra populiari lokacija Lietuvai, tikrai rekomenduoju nueiti pas Mariją. Ir rekomenduoju pavažiuoti pusvalanduką autobusu iki to monasterį, kuris ten toks kaip pimpačkiukas žemėlapio apačioje. Ir pažiūrėti į tuos besileidžiančius lėktuvus. Sekanti mano kelionė, jau numatyta kalendoriuje, yra į Tailandą. Aš absoliučiai nieko nesuprantu apie Tailandą, nesu buvus net arti tos pusės žemėlapio, nežinau, ko tikėtis. Važiuoju su draugė, kuri labai myli Tailandą ir labai gerai žino, kas yra Tailandas. Galimai man tai labai patiks, greičiausiai. Aš esu labai toks žmogus, kas liečia kelionės ir naujienas. Galimai aš gausiu kultūrinį šoką, bet labai džiaugiuosi Graikijoje pasičekinus ir Albanijoje pasičekinus savo santykį su temperatūra, nes tikrai buvau šventai įsitikinus, kad toks žmogus kaip aš, kuris, nemėgsta karščio, kad aš mirsiu toj visiškai sausoj 30 ir daugiau laipsnių temperatūrai. Nenumiriau, bet šortus jau teko užsidėti. Man tai yra rodiklis, kad tai yra fucking per karšta. Tai manau, kad lygiai taip pat sulauksite istorijos ir iš Tailando, bet jos teks palaukti keletą mėnesių. O kol kas čia bus šito epizodo pabaiga. Numeskit komentaruose savo pirmasias patirtis su kelionėmis ir padėkit man nesijaus tokiai vienai dūrai, kuri tiesiog tik tai 33 pradėjo kažkur normaliai keliauti. Ir susitiksim kitą kartą.